Tai suvienys visas 3 Baltijos šalis. Elektroninės muzikos visą kultūrą, rinką, kaip čia bepavadinsi, jinai yra pasikeitusi. Įsimintiniausias mano gyvenimo vakarėlis turbūt buvo 99-ųjų Prūsas geležinėme kamply, Fedele Music. Baltijos elektronika, manau, kad tikrai labai buvo reikalingas renginys. Vienas svarbiausių dalykų, manau, yra nuolatos dalintis idėjom ir bendradarbiauti. Atvažiavo į Lietuvą 2004. Tada dar net nežinojo, kas yra Facebookas, vieni dar nežinojo, kas yra YouTube'as. Supratau, kad jeigu aš turėsiu dar kad nors tokią vietą, kur galima bus groti didžėjams, tai bus klubas vienas geriausių, Vilniuje. Kaip buvo smagu kažkada, kaip dabar yra blogai ir kaip padaryti, kad vėl būtų gerai. Naktinimo gyvenimo sistema buvo, nežinau, kitas planetas. Mano nuomonė, Baltijos elektronika leis sueiti seniems scenos vilkams. Labai reiktų susitikti visiems ir pasikalbėti kuo dažniau ir kuo nuoširdžiau.